Keliautojams matyti itin aktuali šita tema buvo, o kita apie gamtą. Pernai didžiulius eglynų plotus naikinusio kenkėjo žievėgraužio tipografo šalčiai nesunaikins, taip sako valstybinės miškų tarnybos specialistai. Tai kodėl ir kaip šalčius atlaiko mūsų miškai, pasidomėjo kolegė Kaune Jūratė Nilionytė. Labadiena, labai gražu šiandien miške žiemą pabūti, geras oras, bet mes pakalbėsime ne visai malonę temą, tai yra apie kenkėjus ir kaip jie žiemoja, kai spaudžia toks geras šaltukas, valstybinės miškų tarnybos, oi taip, specialistų ponas Virgilijau. Kaip žiemoja kenkėjai? Jeigu trumpai pasakyti, žiemoja labai neblogai ir šitas atšalimas yra labai įprastas mūsų klimatui reiškinys, kai žiemą atšala iki -10, kad ir 15 ir 20 ir iškrenta sniegas. Ir va toksai atšalimas, kai įšalusi žemė ir yra sniego danga, tai labai palanki kenkėjam išgyventi. Ir jiem net tas oras yra geresnis, negu būtų atšilimai, vat kokie nors šilto oro proveržiai, kada atšyla dirva, kai lyja lietus, tai tada jiem yra jau neįprastos sąlygos. Tai čia galiu pasakyti, kaip ir sakiau, kenkėjai žiemoja puikiai. Ir tas -20 šaltukas, kiek tai? Ir -25 turbūt negąsdins. Kai kas gali ir žūti. Kai kuri dalis kenkėjų, pavyzdžiui, tokių smulkių rūšių kaip amarai, kaip erkutės, tai kur žiemoja jų kiaušinėliai, dalis kiaušinėlių gali sušalti, bet gamtoje tai yra visiškai normalus reiškinys, išgyvenusi dalis išlaikys rūšį ir toliau tie vabzdžiai ir erkutės gyvens ir pavasarį. Bet jų bus mažiau šiek tiek? Kažkiek bus mažiau. Bet tas yra normalus reiškinys, kai žiemą dalis neišgyvena. Pernai daug kalbėta apie kenkėją, kuris eglynus ypatingai nuskriaudė Lietuvos, tai yra, priminkite, žievėgraužis tipografas. Kaip jisai, ar jį tas šaltis veikia? Taip, šaltis veikia, bet, kaip jau minėjau, kad palankiai veikia. Dabar mes stovim prie eglės, kur žievėgraužio tipografo takuose buvo pasilikę žievėgraužių ir genys palupęs, ieškodamas savo maisto, va čia matome genio darbą ir žievėgraužio tipografo matosi takai. Tai jeigu žiemą lupa žievę eglių genys, reiškia, po tokių eglių žieve yra žievėgraužio tipografo dar likusio žiemoti. Tai jeigu tokios eglės žiemą būtų iškirstos iki orų atšilimo, tai tų žiemojančių žievėgraužių tą dalį su ta mediena išvežtume iš miško ir jie kitą pavasarį jau nebekenktų. Tai ką dar noriu pasakyti, kad dalis to žievėgraužio tipografo pasilieka žiemoti po žieve, dalis jau suaugusių, subrendusių vabaliukų lieka žiemoti miško paklotėje po sniego danga ir jie normaliai gali žiemoti ir po žieve, ir miško paklotėje. Bet po žieve, jeigu pasiliks žiemoti, tai kaip čia ir matome, tai genys gali nulupti, sulesti ir ta dalis didesnė nesulaukia pavasario negu žiemotų miško paklotėje. Tai visa viltis į genius. Taip, genys, taip vadinamas miško sanitaru, bet yra ir bet. Lazda turi gamtoje dažnai du galus, būna ir pliusai, ir minusai. Kad šalia to žievėgraužio tipografo žiemoja ir juos parazituojantis vabzdžiai. Tai kartu lupdamas tą žievę ir ieškodamas žievėgraužio tipografo, genys sunaikina ir ten žiemojančius tos vabzdžius, kurie parazituoja tą žievėgraužio tipografą. Dar buvo vienas kenkėjas, pušis puolės, ypatingai praeis. Pušų spyglius graužia Ignalinos rajone, pušinis pjūklelis, tai jo žiemoja kokoniukai. Tai žiemoja samanuose, įlindę tie kokoniukai ir jiem toksai atšilimas, tas toksai sausas šaltis žiemojimui tikrai
taip pat palankus. Tai tikrai jų nesušaldys. O miškas, kaip pats, vat, medžiai, gerai tokie šaltukai Taip, paspaudė? medžiai žiemą, kaip taip pasakyti paprastai, turi pailsėti. Tai žiemą atvėsus orui, vat, jų gyvybiniai procesai sulėtėja labai stipriai ir negarina vandens, sakysim, nu, pailsi. Tai tik tai atšilimai ir tie atšalimai medžiui nepalankus, jeigu jie labai staigiai įvyksta. Ne taip, kad palaipsniui atvėstų ar atšiltų, bet labai staigiai. Tai tada net ir pasitaikė tokių atvejų, kad gali nuo staigaus atšalimo medžio kamienas plyšti. Oho. Tai tokios ištisinės žaizdos atsiranda įplyšimas, bet tai dažniau pasireiškia lapuočių medžių rūšim. Vat egliai, konkrečiai, prie kurios mes stovim tos medžių rūšies, tai tas būna rečiau. O iš medžių rūšių, tai vat, kur anksti pradeda tekėti sultis, tai vat, tokios medžių rūšis kaip klevas, vat, viena iš dažniau nuo šalčio staigaus atšalimo gali įtrūkti. Ačiū Jums labai už pokalbį, ačiū labai, o mes grįžtame į studiją Vilniuje.